Sveiki visi, taigi grafiją mačiau prašymą pamokos, kaip padaryti judantį tekstą į šonus. Taigi pradėsim. Pasidarot savo banerį, kaip nori, čia aš tik tai greitai nupiešiau, ko man reikės. Tai va. Dabar čia pasidarom naudilai. Pasirašom norimą tekstą. Aš rašysiu www vardas. Taip. Kad geriau matytųsi, pakeisiu juodą spalvą. Ir subtekstą. Tai va. Dabar, jeigu norim, kad pradėtų tekstas judėti nuo užribio, ten jį padedam ir subtekstą ten nukeliam. Dabar duplikuojame vieną frame'ą ir vardas LT layerį atitraukiam iki ten, kur norim jį pamatyti. Aš pabiškai su rodyklytę atitrauksiu, kad tiesiog į kitą eilutę nenutempt. Ir dabar spaudžiame Twins Animations Frames. Pasirenkame kokius, aš imsiu 40. Tiesiog gražesnis efektas. Čia dabar stringa, bet išsaugojus bus visiškai kitas vaizdas. Dabar subtekstas. Taip pat duplikuojame vieną frame'ą ir tempiame. Tempiame iki savo norimos vietos. Irgi twins darom. Šitam 50 duosiu. Čia forever, kad be perstojo eitų. Čia dabar neįsaugojus šiek tiek striks, bet įsaugojus bus gerai. Tai dabar, jeigu norite, kad viskas grįžtų atgal, duplikuojame frame'ą. Tempiam vardas LT, tarkim, į viršų. Twins 30. Tada duplikuojame vėl. Paėjau savo žaidimą. Leidžiame. Twins 30. Ne, gal čia ne 20 dar. Tai va. Kol kas tiek šią pamoką. Pamoka priklauso 3w.grafi.lt. Išmok naudotis Photoshopu čia.